Norit pasijuokt? Nu va, gali pasijuokt tada. Va, stulpelis. Pyst ir nulenkiau. O nulenkiau, va, kabinau su buldozeriu. Ai. Visko būna. Sveiki! Tikiuosi girdit mane gerai. Aš užsidarau, nes šalta lauke. Vėjas labai didelis. Šiandien planavau jums nufilmuoti pjaustymą. Bet atvažiavau ir užsakovas sako, davai susitvarkom pirma su žemėm. Kliento noras, man įsakymas. Nu, kaip ir kiekvienam, ne, turbūt meistrui. Šiek tiek parodysiu ir pakalbėsiu apie lyginimą, ką čia darysim. Tai kaip mato dabar nusikasinėju, nes yra pakankamai molingas ir kietas gruntas. Čia žolė tikrai graži. Reikia nusikasti tą blogą sluoksnį ir kiek jo nusikasti reikia. Jeigu turit va tokią šūdiną situaciją kaip mes, čia kažkokia skalda, molis, tai reikėtų nusikasti 20 cm, tada 10 pilam smėliuko, ką mes paskui darysim, ir likusi 10 jau to derlingojo sluoksnio sijotos žemės, ją suvaluojam pasiskleidę ir prasilyginam ir siejam jau žolytę. Pernai tą patį darėm, irgi žmogus nusipirko namą su jau įrengtom trinkelėm, su jau įrengta veja, nu ir ką. Prižiūrėjo tą veją, laistymo sistemą įsirengė, bet kas iš to? Veja vis tiek neaugo. Tai irgi viską mes nukasėm ir darėm iš naujo. Tai geriau daryti taip kaip dabar, kai dar nėra nei tvorų, nei nieko, tai čia įvažiuot patogiau ir panašiai. O ten jau buvo viskas padaryta, tai buvo daug sudėtingiau. Nesu aš pats krūčiausias ekskavatorininkas, tačiau valandų nemažai esu pradirbęs su ekskavatorium ir visai gerai jaučiuosi ekskavatoriui. Kaip bebūtų, veja yra labai svarbus kiemo akcentas ir graži veja smarkiai pagerina viso kiemo kokybę. Nu ir atvirkščiai, bloga veja smarkiai pablogina. Tu ten gali susidėti gražiausias trinkelės, ne, bet jeigu veja negražinu, tai ir netrodys labai gražiai tas kiemas. Tai ką dabar darau, tai kasu maždaug iš šakelės apie tuos 20 cm, o paskui prasėjusiu viską su nivelyru ir pasitikrinsiu, ar viskas gerai, ar nuolydžiai atitinka, ar nėra kokių kalnų ir panašiai. Ir tada praeisiu dar kartelį. Drenažas, vėlgi reikėtų įsivertinti, reikia jo ar nereikia. Tai tarkim mūsų atveju, kaip matot, nuo jūsų žiūrint už manęs yra kaimyno tvora ir jinai yra žiauriai aukštai. Tai gaunasi, kad mums tas vandenukas, nelabai yra kur jį išvaryti. Tai čianais mes darysim dar, dabar kur yra kaušas, maždaug šitoj vietoj, šitoj eilėj, per visą sklypą guldysim drenažinį vamzdį, ką irgi tikriausiai parodysiu, kaip įrenginėjau drenažą. Ir tada mes būsim tikri, kad tas vanduo jisai nesilaiko sklype, o gražiai nubėga į ten, kur yra mūsų viso vandens surinkimas. Lietuvoje aš matau daug daugiau naudojant bobketus negu ekskavatorius, kas yra visiškai kitai vėlgi negu Skandinavuose. Skandinavuose labai mažai bobketus kas naudoja, nebent prie kelių, o pas mus kažkaip bobketas yra, kaip BMW. Tikrai esu matęs, kai bobketistai geri nusilygina, pasiskleidžia ten visokias skaldas, nusiniveliuoja, tai jo. O aš, kadangi nesu toks geras, tai aš bobketą principę naudoju tik tais, kai man reikia kažkokius didesnius kiekius persivežti medžiagų, tai tada pasiimu aš jau bobketą. Turėčiau turbūt pasakyti, kad dažnai atrodo, kad čia ekskavatorium tai sau sėdi ir kasi, bet žinokit, porą dienų, jeigu pakasi tik tais ekskavatorium, blemba jau paskui norisi iš jo lipt, norisi nafik pavaikščiot, padirbti su rankom kažką, nes tikrai atsipurtai, nėra čia tas smagumas toks jau atsikvėpti nuo fizinio darbo smagu, ten tarkim bortus kokius padėliojus ar trinkas panešiojus, smagu iššokt pakas dieną kitą, bet po tos dienos kitos aš asmeniškai jau noriu lipt lauk ir mane jau pradeda erzint
ir ekskavatoriui. Tai čia irgi yra dalis, kodėl man tikrai patinka va šitas darbas, kad čia, labai daug skirtingų procesų. Vieną dieną tu kasi ekskavatorium, kitą dieną tu ten vaikšti su nivelyru, ten, nežinau, trečią dieną jau žiūrėk, brauki pagrindus, labai daug įvairovės. Po pastaro video tikrai daug kas, nors peržiūrų vėlgi. Ši peržiūras labai varganas renka mano tie YouTube epizodai, ten 10 000 net nesurenku, kas man atrodo, tikrai nėra daug, bet komentaruose sakėt, kad tikrai patinka, o kadangi sakėt, kad patinka, tai galvoju, pasinaudosiu progą ir dar kol turiu tos kelis objektėlius, tai parodysiu šiek tiek daugiau to proceso pačio. Galima pakalbėti ir apie pagrindų ruošimą trinkelėm. Pagrindų paruošimas trinkelėm, jisai irgi yra labai panašus. Aišku, bus paskui epizodas, manau, ir apie pagrindus dar, nes čia reikės dadėti trinkelių ir dar vieną objektą turėsiu. Bet iš principo tu atėjęs pradžioj susigaudai, kur bus tos trinkelės, kur bus tavo trinkelių aukštis, išsitampai šniuriukus ir jau turėdamas orientyrą pradedi kastis. Tai nusikasi sumuštinį, kuris turėtų būti grubiai toks. Trinkelės storis plus nuo 3 iki 5 cm acijos, priklausomai nuo to, kas bus vykdoma ant tų trinkelių. Tai tarkim, jeigu lengvasis transportas, tai 15-20 cm skaldos ir tada apie 20 cm smėlio. Vietoj smėlio geriau būtų, aišku, kelinis žvyras, bet bent jau Šiauliuose, tai kelinio žvyro aš nelabai gaunu. Galima paprastą, aišku, irgi žvyrą naudoti vietoj smėlio, bet vėlgi, žmonės dažniausiai renkasi kas pigiau, tai jie renkasi smėlį. Va toks sumuštinis, bet tas sumuštinis yra su sąlyga, kad jūs va tiek nusikasę turit gerą, tvirtą pagrindą. Jeigu pas jūs nukasus tą sumuštinį, pas jūs vis dar yra juodžemis, tai savaime suprantama, kad reikia kasti dar, nes sudėjus ant juodžemio trinkelės turėsit problemų, o problemų niekam nereikia papildomų, visi jų turim užtektinai, ar ne? Tai va toks tas sumuštinis, bet sakau, apie trinkelių pagrindą aš dar tikrai padarysiu video detalesnį, būtent su aukščiu susigaudimu, su šniūrų tampimu ir panašiai. Aišku, kas dirba su technika, tai čia jiem turbūt nelabai įdomu, per daug monotonijos šitam vaizdo įraše bus. Bet kas nedirba su technika, tai gal visai įdomu bus pasižiūrėti į ekskavatorių iš vidaus, į kiemą, kaip jisai atrodo. Iš principo plika akim matosi, ten prie to kampo nuogrindos yra kalniukas, bet antrų važiavimų nusikasim ne problema, nes paskui sudėtinga yra ir didelį kiekį žemių stumtis. Aišku, būtų bobketas, tai galima sukast krūvą, tada kas nors šoka į bobketą ir veža su bobketu, kol tu kasi toliau. Bet kadangi aš esu vieno žmogaus armija, tiesiog tempiuosi viską su savimi. Savanaudis, viską su savim. Pernai metais kanalas tikrai, čia irgi momentas, iš tikrųjų, šiek tiek turiu tokį nusivylimą, kad padariau tą pauzę, kiek čia buvau sustojęs, nes kai pradėjau kanalą, jis augo labai gerai. Ta prasme, peržiūros ėjo stabiliai po 10, 12, 16 tūkstančių ir žiauriai buvau užsihypinęs ir dabar po tos pertraukos ne kažin ką berenka. 5, 6 tūkstančiai. Tai toks, biški liūdna. Ypatingai, kai matai kolegas, kurie kūrė ir renka 20 tūkstančių peržiūras, tai toks. Bet kitas momentas yra, aš puikiai suprantu, kaip daromi YouTube vaizdo įrašą, ar ne? Aš suprantu apie tą konflikto kūrimą. Tarsime, yra temos, kuriom gali kalbėti ir tikrai rinksi peržiūras. Bet aš labai nenoriu, kad mano tas kanalas būtų paremta, visi vaizdo įrašai būtų paremti, kad aš manipuliuoju. Nes, taip, yra taisyklės, yra strategijos, kurios veikia kūrėjam, bet blemba, norisi ne to. Žinot, kas yra, aš niekad nesu kalbėjęs, man turbūt didžiausias pavyzdys šiai dienai yra Martynas Starkus. Nepažįstu aš jo ir aš jo neidealizuoju kaip kažkokio ten, nežinau, stabo. Būtent kalbant apie tai,
kokį Martynas kuria turinį, kokias kuria laidas, kaip jisai išlaiko savo vertę, man žiauriai patinka. Man žiauriai patinka ir aš labai norėčiau būti savimi, būti tiesiog Laurynu, tiesiog kiemo magu, kuris dirba darbus ir kurį žiūri didžiulė auditorija. Vėlgi galim, čia vartais, vėlgi galim paimti pavyzdį Petrą Šiaučiūną. Blemba, atrodo, aišku, yra dalykų, yra tų strategijų, ar ne, bet atrodo, žmogus tiesiog, dirba ūkelyje, darosi savo dalykus, ir kiek ten 50, 60, 70 tūkstančių peržiūrų renka jo vaizdo įrašai. Tai turbūt įmanoma tą padaryti ir darau. Įmanoma, būnant tiesiog savim, darant tai, ką nori daryti, rinkti tas peržiūras. Smagu būtų, nemeluosiu, smagu būtų. Tai jo, tas turinio kūrimas, jisai smagu, bet nėra lengva. Yra daug iššūkių, su kuriais reikia susitvarkyti. Malonus man asmeniškai darbas, bet tikrai darbas. Tarkim dabar vėlgi kasimas, galim parodyti, aš kaip darau. Parsibraukiu, tarkim, čionais, ar ne? Parsibraukiu ir čia jau yra kaip ir lygo, ne? Tarkim, to aukščio man reikia. Tai sekantį kaušą, kai dedu, kad jisai čiut užeitų kaip žolė pjauna. Kad 10 cm kaušą užeitų ant tos nubrauktos vietos ir aš matau, jį reikia įspausti ar įkelt pagal seną nubrauktą pagrindą. Ir taip lygiai gražiai. Nežinau, ar matysis jums, bet gavosi labai gerai. Čia reikėtų man neišsiverst stulpelių dabar. Daug lengviau kasti yra kietą paviršių negu purų. Tai mes, pavyzdžiui, Danijoje būdavo irgi su kolega, kai dirbdavom, tai pasipili skaldą pradžioj, taip daugiau mažiau, bet kaip, tai pavadinkim, nelygini jos labai, tada susitankini irgi tiesiog grubiai. Ir kai sutankini, su ekskavatorium vėl nusilygini, nes, tikrai galima labai gražiai nusilyginti viską su ekskavatorium ir tada paskui tik tais pasikoreguoji ten minimaliai, kur trūksta, kur per daug. Jau tada tuo antrų lyginimu vienas vaikščiodavom su nivelyru, o kitas jau su ekskavatorium prasilygina. Nes palaidą pagrindą, labai sunku, tu čiut tik tais paleidi strėlę žemyn ir jau iškabini, iškandi, kai sakydavo Ryčka. O kai yra kietas gruntas, tai tu tiesiog prisiglaudi tą kaušiuką ir kontroliuoji, kad jisai per daug neįlystų gilyn ir taip gražiai nusijimi. Kitas dalykas, kurį mane paprotino bičiulis iš Danijos, Finas, tai turiu draugą, kuris virš 30 metų užsiėmė veiklą, kurią dabar matot užsiimant mane, tai būtent kiemų įrengimas. Tai aš visą laiką varydavau praktiškai ant maksimumo gazą nusistatęs, ir kasi. Ir jisai mane paprotino, kad visiškai nebūtina. Gazą laikau maždaug ant 50% dabar. Tarkim, čia yra maksas, čia yra 0, biškai daugiau. Ant 50. Ir jeigu tai nėra kažkoks super kietas pagrindas, to gazo pilnai užtenka, kad atlikti savo darbą. Tuo pačiu, kai mažiau gazo, tai ir pats ekskavatoriaus darbas šiek tiek toks lėtesnis, stabilesnis. Ir kas svarbiausia, ypatingai šiom dienom, tai tu sutaupai ant kuro. Nes gerokai daugiau kuro naudojasi maksimaliom apsukom negu 50% apsukų. Čia elementari logika, ar ne? Nežinau, ar matot, bet dabar kas su palei nuogrindą, tai irgi yra labai svarbus momentas, apie jį gal pakalbėsim ir kaip apie trinkelės kalbėsim, bet labai svarbus momentas, kad pagrindas būtų paruoštas, ne mažiau, sakyčiau, 10 cm platesnis negu yra trinkelės. Nes labai dažnai trinkelės išsivaikšto būtent kraštai dėl to, kad pagrindas pasibaigia vos nesulig trinkelėm. Daug yra dedamųjų smulkių tokių dalykų, kurių kitą kartą ir
gal pats net nepagalvoji, tiesiog darai, bet paskui vat analizuodamas, kodėl vienur gaunasi gerai kažkas, o kitur blogai, vieniem gerai, kitiem blogai, tai būtent ir yra dažniausiai tos smulkmenos, apie kurias galbūt kitas net ir nesusimasto. Kasam šitaip va ir va kaip, kasam šitaip va ir va kaip, taip, mes kiemuką kasam. Gerai varau? Man atrodo, vieną dieną kas nors raportuos mane už tai, kad užsiimu teroristinę veiklą, tai yra dainuoju, nes mano dainavimas gali būti prilygdamas, manau, kažkokiai tai teroristiniai veiklai arba bent jau psichologiniam smurtui. Turiu draugą, kurį labai užknisa, kai dainuoju, tai aš mėgstu, siūsdamas jam balso žinutę, pradėti balso žinutę kokią nors dainą. Geras draugas. Gerą draugą aš turiu, jam nunešiu obuolių. Kažkaip pagalvoju apie dainą. Ką? Fuck. Kaip, taip. Pats nulenkiau, Be bazarindamas nulenkiau stulpelį. Ei, Nors atrodo, numačiau, nesuprantu, kaip jisai nusilenkė, blemba. Nesuprantu, tikrai, kaip su buldozeriu gal truputį kabinau. Nu ką, teks tvarkyti. Būna ir taip. Ypatingai, kai darai daug darbų, bet, nu, ką padarysi. Pats kaltas. Norit pasijuokt? Nu va, gali pasijuokt tada. Va, stulpelis. Pyst ir nulenkiau. O nulenkiau, va, kabinau su buldozeriu. Ai. Visko būna. Nauja diena. Už manęs ekskavatorius numetė vikšrą gyvatę. Vakar baigiau darbus, nes numetė vikšrą. Susitvarkiau, atvarė dar iš Rentvėjaus chebra, nes neturėjau tepalo solidolio. Vėl numetė. Tai galvau, gal kas negerai, bet pasirodo tiesiog birio žemės labai lengvai numeta vikšrą. Tai baigę tvarkyti, raisim, jungsim nivelyrą. Matuosim, ar gerai nukasiau. Diena 2. Diena numeris 2. Antra diena. Tai dabar, kaip ir sakiau, bus etapas, kai pasijungiam nivelyrą ir susižiūrim, kur ir kiek dar trūksta. Šitam etape galima būtų turėti netgi dažus purškiamus, kuriuos turiu, bet ne čia. Kai visada aš kažko nepasiimu, kažką pamirštu. Nu, bet nieko baisaus. Atsiminsiu. Gerą atmintį turiu, juokauju. Neturiu geros atminties, bet atsiminsiu. Tai tiesiog prasėjusiu pro visą sklypą ir pasižiūrėsiu, kur ir kiek man dar trūksta. Ką mes padarom? Tai palaukiam, kol lazeris stabilizavos, tada pasigaunam trinkelio aukštį. Įsijungiam, aišku, gaudyklę dar prieš tai. Įsijungiam gaudyklę. Užsifiksuojam. Neatsipk. Ir ką dabar padarau? Tai pasidarau minus 20. Tai atleidžiu ir dar 20 cm buvo 3,8, tai padarau 58. Oplia. Ir tokio man reikia aukščio. Tai va, tarkim, pasižiūrim. Turim, netgi centimetrų giliau. Tai čia jau yra gerai. Nu ir va, tarkim, standartiškai žoliai, žoliai netgi nereikia tokio, trinkelėm yra apie centimetras į metrą nuolydis. Žoliai, aš sakyčiau, gali būti arti nulio, svarbiausia, kad nebūtų į namą, bet vėlgi turėkime omeny, kad žolė vanduo nebėga kaip betono ar trinkelėm. Bet šiaip, jeigu va dabar mes ruošimės sklypą lyginam, centimetras į metrą yra maks. Nu tai va, tarkim, turim 1, 2, 3, 4 metrai, tai čia turėtų būti 24 cm žemyn. Ką aš matau, kad man čia yra 5 cm aukščiau negu minus 20 ir dar 5 cm čia turi būti žemiau netgi. Tai reiškia, dar apie 10 cm va čia nais trūksta. Nu ir viskas, aš atsimenu, kad čia man reikia dar varyti 10 cm. Einam toliau ir darom tą patį. Čia trūksta 2. Tai netrūksta, reiškia.
čia trūksta 8, nu ir atsimenu. Tai iš principo aš esu nusikasęs beveik akį, kaip mes sakom. Nu čia jau bus net ir giliau turbūt negu reikia. Čia yra liuks. Čia yra 1 centimetrų giliau negu ten, nu tai turim minimalų noliduką. Nu tai ką, aš matau, kad visur palei trinkeles yra uogienė, nu va gal ten tik daugiau. O palei tvorą dar aš turiu lyst 10 centimetrų gilin. Ką dažnai irgi aš pats pamirštu, tai pasistatyti nivelyrą taip, kad būčiau pastatęs toliau kampe, būčiau iš karto pagavęs abu kampus. Nu bet, kas būtų, jeigu būtų. Sveiki. Nu ir ką, vėl mes turim minus 20, ne? Palei namą turi būti visur minus 20. O, tai čia... Čia dar netgi per daug. Bet čia dar nuogrinda darysis. Tai va ką, nukas nuo nuogrindo, aš čia gražiai pasiskleisiu. Čia jau turėtų būti minus 25. O, čia jau ir per daug. Tai va ką, nusikasiu, galėsiu čia prasilyginti. Pasižiūrim čia. Prie namo 20, čia 4 metrai, tai minus 24 turėtų būti. O yra? O, geras, net per daug nusikasiau. Patinka man. Ką, čia turim? Čia turėtų būti jau koks, gal net ir 30, nes jau čia tolstam nuo namo. Plus, čia nais, kadangi yra atraminė siena, tai vėlgi tas nuolydis mūsų turėtų eiti ne tik taip, bet dar ir čia. Ir ką mes čia turim? Nu ir va, tarkim, va čia yra 0. Tobula. Akelė yra kaip nivelyras. Šiaip tai ne. Bet šiuo atveju viskas gerai. Nu tai va, ką aš dabar atsimenu. Gerai, dar ten pasitikrinu. Manęs ten turbūt nematysit. Bet noriu užmest akį čia. Matot viską jūs. Su DJI Osmo Action 6 viską matot. Pro Maxą tai galėtų būti jūsų reklama. Nu šiaip ir yra. Nu žinokit, viskas praktiškai perfekt. Praktiškai perfekt. Ponas tobulusis. Jokauja. Susigaudėm, tai dabar principė, va tenais man dar reikia nusikast. Čia kaip ir viskas uogienė. Nu šiaip labai, net matosi, ne, taip viskas taip. Nu čia va biški žemyn nueina. Tai iš principo vėlgi, nereikia taip jau labai išprotėti čia. Dėl ko man šiek tiek patinka laukas, ar ne, o ne vidus. Viduj viskas turi būti nu va taip. Ten, pavyzdžiui, plytelis kliuoji, sienas glaistai. Nu viskas turi būti va taip. Lauke ne. Lauke tu gali sau leistos porą centimetrų, va tarkim dabar nukasiu, tarkim, ne 20, ne, o 18. Viskas čia yra okei. Pasipils 9 smėlio ir 9 žemių, arba 8 smėlio ir 10 žemių, arba 10 smėlio ir 8 žemių. Tie 2 centimetrai nieko neįtakoja. Nu aišku, kai kalbam apie trinkelių viršutinį tą sluoksnį atsijų, nu tai ten 2 centimetrai labai įtakoja. Bet būtent tie pasiruošimai, svarbiausia, kad nebūtų kažkokių didelių duobių ar kalnų, nes vėlgi, nu kažkur bus smėlio ten 15, kažkur 5, nu tai čia jau nebe fenkšui, ar ne? Bet viskas, va apie tą centimetrą 2, tai čia yra viskas okei. Ir mano patirtis ilgametė leidžia teigti, kad jie tikrai neturi jokios įtakos galutiniam rezultatui. Labai svarbu, kai nusikasinėjat, ar tai būtų trinkelės ar vėja, visas tas nukasamas sluoksnis turėtų būti jau formuojamas su nuolydžiais, kokie bus viršutinio jo sluoksnio. Tai kaip pavyzdys, trinkelės arba vėja, jeigu bus, va, tarkim taip, nu tai jūs negalit nusikast va taip. Nes vėlgi, tada gausis, kad kažkur smėlio bus gerokai per mažai, kažkur jo gerokai per daug. Per daug nėra blogai, per mažai yra blogiau. Lygiai taip pat skalda, ne? Nu, va, tarkim, mūsų trinkelio nuolydis eina taip, pagrindą nusikasėm taip, smėlį pasipylėm taip, pilam skaldą, nu ir gaunasi, kad čia turim skaldos 20, o čia turim kokie 12. Blogai. Bet va tas 1 centimetras plus minus 2 centimetrai leidžiu. Va, nežinau, matas kaip gražiai sukas. Gražiai, ne? Nu, žiauriai geras. Tikrai žiauriai geras nivelyras ir vienas mane labiausiai džiuginančių turbūt mano pirkinių įrankių prasme. Aišku, naudoju jį nedažnai, nu bet be šito įrankio aš realiai neįsivaizduoju trinkelių klojėjo darbo. Ir apskritai lauko darbų. Beprotiškai reikalingas įrankis nuolatos. Tai esu naudojęs visokių, vėlgi nenoriu čia kažkokių anti-reklamų daryti. Bet tikrai esu naudojęs ir neypatingai man patikusių. Esu naudojęs ir Leica,
Ir Devaltą, jeigu neklystu, netgi Danijoje esam turėję. Tai, nu, su tais viskas gerai, bet esu turėjęs, kur nelabai patiko. Turėjau kinišką. Daug kas sakys, ypatingai tie, kas turi va tos brandinius įrankius, jie sakys, kad šūdas tas tavo kiniškas, jis ten blogai rodo, nerodo. Nevelnio, jisai rodo. Su kinišku dirbau, kai va grįžau į Lietuvą, dirbau turbūt 1,5, gal 2 metus. Viskas pirmus tos 2 metus buvo gerai. Paskui nebebuvo. Paskui supratau, kad jisai nebe taip rodo, kaip turėtų rodyti. Supratau, aišku, sunkiojų būdu. Kai pasirašiau tokį plotelį ir pradėjau dėti ir kažkas man ten žiūri nebesueina, kažkaip ne taip. Nu ir paskui prastestavau jo, žiūri, blogai rodo. Tai va jį kalibruoti reikia turbūt dažniau, o kalibruoti nelabai turbūt net tos kiniškus ir kalibruoja. Šitus irgi reikia kalibruoti, bet juos kalibruoja. Ir juos tikrai netaip dažnai reikia kalibruoti. Va, lygiai taip pat vibro plokštė. Kinišką naudojau 5 turbūt metai. Variklį tiesa pakeičiau, bet dėl savo durnumo. Tepalų laikų nepakeičiau, nu ir tada variklį keitė. Tai va, tokie dalykai. Šokam į excavatoration, truputėlį pakasation. Noriu pakalbėti dar apie vieną dalyką ir šitą epizodą, manau, tom ir baigsim. Tai va bus epizodas apie lauko darbus. Pasiruošimo darbus. Dabar tik galvoju, kur gudriau pasidėti man kamerą. Tai va, ką norėjau pakalbėti vakar ir pamiršau iš tikrųjų. Tai yra turinio kūrimas skirtingose platformose. Šiai dienai iš YouTube aš uždirbu 100 eurų per mėnesį. Tuo tarpu iš Instagramo, Facebooko ir TikToko kolaboracijų aš uždirbu ženkliai daugiau. Bet esmė yra kokia. Aš dabar, kai pakūriau kurį laiką YouTube'ui, aš supratau, kodėl didieji Lietuvos kūrėjai, nu, va, tarkim, mano tokie etalonai, ar ne, tai Paulius Samoška, Vaidotas, nu, galima paminėti ir Skirmantą Malinauską, tikrai aukšto lygio turinio kūrėjai, kodėl jie visi tik YouTube dirba, o ne su Instagramais ir panašiai. YouTube yra daug maloniau, nes kai žmogus skiria savo, tarkim, tą 20-30 minučių ar valandą savo laiko, tai jisai ateina pasižiūrėti tai, kas jam patinka. Būtent YouTube yra tikrai labai mažai negatyvo. Instagramas, TikTokas, Facebookas, ten hebra neateina. Ten iš principo tu ateini pas hebrą, random, jie tiesiog vaikšto po socialinius tinklus ir jiem išmeta tave. Nu ir tenais prasideda duhas, balvonas ten ir panašiai. Nu, iš vis, be jokios priežasties, be argumentavimų tiesiog. Nu, vat jiem taip rodosi ir jie pila srutas. Šito dalyko nėra YouTube. Nu, tarsi vienas kitas yra kažkoks negatyvas, kad čia nesąmonės galbūt darai ar kažką, ar ne. Bet tai yra ženkliai mažiau to tokio nemalonaus atgalinio ryšio. Dėl to YouTube, kur tikrai yra labai smagu. Tu kuri ir tu žinai, kad tu kuri vertę. Tu kuri ir tu žinai, kad kažkam tu duodi realią naudą. Kažkas pasižiūrėjęs tave, kažką išmoksta arba motyvuojasi. Ir tai labai tikrai malonus momentas žmogui, kuris skiria labai daug laiko. Nu, tarsi, įsivaizduokit dabar, aš 2 dienas filmuoju ir paskui dar visą dieną montuoju. Ir kai tu gauni tą feedbacką, kai tau sako, žiauri, fainai. Vat man žmonės irgi rašo, sako, tavo YouTube'ą pažiūrėjęs, va pats ten pradėjau kažką krapštytis, pats darytis. Ir to aš galvoju, nu kaip nerealu, kaip smagu. Instagrame, taip, Instagrame irgi daug yra to malonaus, ar ne, feedbacko, bet jisai kitoks. Instagrame tas produktas yra labai toks, nu, trumpalaikis. Tai tarkim, YouTube'ui tu sukūrei ir YouTube'o po metų kažkas dar įsijungs ir žiūrės. Instagrame ne, Instagrame ten va, nu, tam kartui prasisuko reelsas ir baigėsi. Tikrai yra skirtumų ir aš labai viliuosi, kad ateis diena, kai aš galėsiu iš YouTube'o išgyventi ir YouTube'ą, sakau, 100 eurų per mėnesį, nu tai, ta prasme, aš išleidžiu x kartų daugiau negu kad uždirbu. Tai va važiuosiu į Promaxą, nu ir ką, aš Promaxui ant laikiklių išleisiu mažiausiai kokius 200-300. Nuo kritimų gau notification, kad kamera atsijungia. Tai va, hebrytė, tokie dalykai, labai smagu kurti YouTube'ui ir labai tikiuosi, kad YouTube'as augs, peržiūros kils.
Tikiuosi šitas epizodas suteikia kažkokią naudą. Kažkiek tų patarimų gavot, kurių galbūt nežinojot, arba bent jau praleidot linksmai laiką. Tai jeigu patinka mano turinys, tai turbūt laikai, subscribai, viskas ok, bet turbūt labiausiai tai norėtųsi, kad žiūrėtumėt toliau, pažiūrėtumėt kitus epizodus. Apie vatą, pavyzdžiui, video turbūt apskritai Lietuvoje mažai yra tokių informatyvių, kur tu gauni koncentruotą, aiškę ir suvokiamą lengvai informaciją. Ir paragintumėt draugus pasiekti Kiemo Mago YouTube kanalą. Yra tų video, kurie tikrai galbūt netokie pasisekę, iš kurių tikėjasi daugiau. Tai va, ačiū ir iki kito epizodo. Tai ką?